Tai lieka ant mūsų dviejų. Egi, ar girdi? Kaip tavo ložė ten? Kas čia kalba? Balsai galvoj man vėl sako aukoti labdarai. Bet nieko, aš turiu ir tipo normalių draugų, ne tik galvoj. Tipo, man pasakė, kad čia visai ne Marijampolė, tipo, ne? Tai žodžiu, aš turiu čia Kaunas, taip? Aš turiu draugą Kaune. Jisai primesk turi, ne tik tai jisai turi sraigtasparnį, bet per upę jisai turi miltų fabriką. Tai nuo tos dienos, kai aš su juo susipažinau, pas mane kalėdų be sniego nebūna. Gerai, tik tos. Išsiaiškinkim, kas šiais metais tapau geriausiu atlikėju. Dėmesio į ekranus. Kas ten pas tave ant sofos? Vėl kažkas su manim šneka. Balsai. Girdi, gal biškė apsiramink, gerai. O pas mane, tipo, gavosi, kad ciolkų padavė kažkaip tai. Tai, tipo, labas. Sveikas. Ką tu? Nu, tą patį, kaip. Žiūrėk, parodysiu. Kai aš kažkada tai labai norėjau, tipo, super galios, noriu parodysiu tau savo super galę. Tik neišgazdink. Ne, žiūrėk. Opa! O taip. Tai va, kokia tau muzika patinka, Sel ir... Ir Dolce Vita. O tu, tipo, nuo vaikystės norėjai būti muzikantė? Ir esu. O kas atsitiko, tipo, kad nepavyko? Ne, nesipanink, viskas normaliai. O dabar mes jums pristatome metų atlikėją, dėmesio į ekraną. Egi, kaip manai, kas čia buvo, daugiau repas ar rokas? Kaip tu galvoji, ką? Čia nebuvo repas, tai tikrai čia nebuvo. Nes repas Lietuvoje mirė tada, kai aš išleidau pirmą elektroninės muzikos kompaktą. Gerai? Ir viskas. Bet aš dabar ne apie tai noriu pašnekėti. Yra vienas bičas, žodžiu, jisai tipo galvoja, kad labai juokingas yra. Kaip jo vardas, nes kažkai tai Julius Janavičius kažkoksai tai. Kažkokio tai radijo stoty tipo dirba ir galvoja, kad mane labai gerai parodijuoja, ne? Tai žodžiu, aš tau galiu pasakyti, Juliau, taip, kad aš tave irgi moku parodijuoti. Žiūrėk. Žiūrėkit į mane. Aš Janavičius, aš juokingas, ne? Ką tu galvoji? Žiūrėkit, aš moku parodijuoti. Ką norit, kad paparodijuočiau? Ką? Virgis Takėną, ne, sakėt? Ok, žiūrėk, Virgis Takėnas. Žiūrėkit, aš Virgis Takėną. Ne, palauk. Ir dar čia ne viskas. Žiūrėk. Nors nėra tavęs čionai, nors tu toli. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį.